Mes čia kalbėjome apie bažnyčios poveikį žmogui. Tai, kaip jau sakiau, reiškia, kad ateini į bažnyčią, tai erdvė, muzika, tai visa kita veikia atitinkamai, reiškia. Ir turbūt veikia gerąją prasme, beveik visų žmonės. Bet mes kaip skautai, reiškia, lankomės ne tik bažnyčiai. Kada būna geri orai, išeinam į mišką, tai mišką, saulė šviečia, lapai, žaliuoja. Sakom, Dieve, kaip gražu. Sakom, tiesą, tu laikyti visi. Dieve, Dieve, kaip gražu. Bet pasikeitus orui po kelių dienų, kada audra, lietus arba sniegas sningas, sako, tuščia, Toni, ką tu čia darai? Suprantat, kartais taip pasakom. Bet iš tikrųjų, tai aš bent taip galvoju, kad ar lietus, ar šaltis, viskas yra duota nuo Dievo, tiesa. Ir vienu atveju turi būti gerai, gražu, ačiū Dievui sakyti. Ir kitu atveju mes turėtume sakyti, ačiū Dievui, kad tu man davei sniegą, šaltį. Bet tam reikia apsirengti, aišku. Jeigu tu išeisi nuogas, nu tai aišku, tu sušalsi, sužvapsi, aišku, tai Dievas tai nieko nepadėjo. Štai jau tai esminį dalyką to. Štai kai skautai stovyklausia ir iškilaus, tai nesimeldžia, kad būtų gražus oras. Meldžiasi, kad būtų skautiškas oras. Tas reiškia, kad ar lis, ar snigs, ar audros, ar karštis, mes tą visą sugebam gyventi. Į purvą lendam iki ausų, nieko. Tai nereik praustis, tas galiausiai. Bet čia jūs iškeliate į tą visą pagundos klausimą arba blogio problemą, ar ne? Kaip su tuo, čia mes apie tai netiek kalbėjome. Yra, kadangi tikėjimas rišasi su gyvenimu arba yra gyvenimas, tai visi tie žmogiški išgyvenimai yra dalis to viso. Aš pati, dar prieš 3 metus girdėjau, kad prieš 3 metus vasarą, kad, pavyzdžiui, Putinas, dabar tai visi įvykiai, jis ieškojo Dievo, jis važiavo, norėjo važiuoti į vienuolyną, bet jam ten užvertė medžiais, vienu žodžiu. Ir jisai negalėjo patekti tą vienuolyną. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kaip žmogus, nesenai atsivertęs ir kai jam tokie įvykiai vyksta, paskui man nebenuostabu darosi, kad žmogus tikrai supyksta ant Dievo ir labai didelis įvykis dabar, vyksta dabar dideli įvykiai. Ir aš, pavyzdžiui, niekaip nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, tada kodėl jisai nedavažiavo, kodėl tai čia velnias Dievas, kad net negaliu sudėti taškų ir kas taip yra. Gal laimė, kad nedavažiavo. Stalinas tai iki seminarijos davažiavo. Bet ne iki galo. O aš provokacinį tokį pastebėjimą norėčiau tą pačią progą. O ar negali būti šiuo atveju tas pats, pavyzdžiui, manipulacijos religija, kaip kad, pavyzdžiui, dalis valdovų tarsi persima ir tokio kaip vyriausiojo šventiko tokią funkciją. Ir kartu tarsi pasitelkia ir tokią pasaulietinę valdžią, ir kartu nori turėti tokią kaip ir dvasinę valdžią vienoj krūvoje. Tai čia tas pats galbūt su to pačiu Putinu, gal jisai bando kažkokiu būdu daryti įtaką žmonėms per visas įmanomas sferas. Aš nežinau, mes iš tikrųjų nežinom, kad jis važiavo į labai kontempliatyvų vienuolyną, kur tik tai malda ir darbas. Aš kaip mokytoja, tai manau, kad pas jį buvo problemų vaikystėje, dažnai būna tos problemos, kurios nerealizuotos svajonės ar kažkas tai nesuprasta ar skriaudos, jos paskui gyvenime į negatyvius kažkokius dalykus pavirsta. Tai kažką tai panašaus skaičiau ir man taip atrodo, kad ne visada žmogus gali būti toks, koks neištrinama tai, ką jis turėjo vaikystėje, kokią jis turėjo skriaudą ar kentėjimus kokius. Jie paskui atsiranda matomi. Čia, regis, yra ir tikėjimas, ir politika jau. O kas politika, man atrodo, dauguma jūsų žino, kad reiškia politika.
O jeigu atmestumėt tą politiką ir žiūrėtumėt tiesiog, kaip Tai, tikintis tai važiavo? jūs galit, aš galiu atmesti, reiškia, mes daugumą galim atmesti, bet jisai jos neatmeta, jisai daro savo politiką visų mūsų atžvilgių. Nu taip, dabar. Va čia yra Kodėl? Bet Kodėl galbūt jisai jis daro? gali Kodėl tai tiesiog daro, tavo supyko klausimas. ant Dievo, Kodėl tai galbūt. Tai jis ieško to Dievo, ieškojo galbūt Jis jau. ieškojo, nerado, supyko ir viskas. Ir ėmėsi savo veiksmų ir į pirmą vietą pastatė ne apie Dievą, bet pinigus, valdžią. Ir tas šėtono vaikimas dabar labai taip jaučiamas, nu, toks didelis. Nu jo, tai nėra. Žinoma, mes O nežinome, Dievas kiek ar kitą asmenį veikia aplinka. Mes juk nežinome, kiek jėgų įtakoja jo sprendimus. Ar jos, ar dar kažko. Mes matom dažniausiai kažkuria vieną medalio pusę. Ar kažkokio, jeigu žiūrint į deimantą, mes matom vienos briaunos kažkokios laužiamas spindulių spektrą. Mes nematom visų kitų tokių niuansų. Į kito žmogaus kailį neįlysti. Ir tas toksai, aš visuomet, kai kažką pamatau tokio, aš nežinau, kokia žmogui tragedija turėtų atsitikti, kad vienas ar kitas, jo gyvenime toks niuansas, kas privestų prie tokių veiksmų. Galų galia gal tai dažniausiai, kaip ir medija, ir laikraščiai, ir visą kitą pasako tą trafaretinį variantą. Va Putinas, va tas. Tiesiog kaip pavyzdį, ar tai būtų Napoleonas, ar mes nežinom jos meninio visai gyvenimo. Kuo jisai gyvena, kuo jisai gyvas. Tai visuomet tas toksai ir gaunasi, kad va čia šėtonas ir nes vaikystėje mus tai mokė, va jeigu bloga, tai šėtonas, jeigu gera, tai Dievas. Ir tas yra iš karto varėminis, tas parėtinis ugdymas, kaip garbusis mūsų svečias ir pasakė, iš tikrųjų, kur tas tikrasis dvasingumas, atmetant tas tokius šablonus. Tas toksai, mes giliau žvelgti, to ieškoti ne religinio išraiškos ar to vaikystės primestų šablonų, tiesiog to tokio ieškoti gilesnio suvokimo. Tas dvasingumas visame kame. Nu, tai man tiesos problema, tai čia yra didžiulė problema, bet mums, sakykime, krikščionims, tai yra paprasčiau, yra kelias tiesa ir gyvenimas, tai šitoj vietoj tiesos problema kaip ir išsisprendžia, bet jūs teisingai sakot, yra sprendimai. Sprendimai paprastai yra priimami remiantis, pasakykime, informaciją. Kokia tai informacija? Ar yra iš švento rašto, iš tiesos mums kaip krikščionims, ar iš kur nors kitur, gal net ir iš šėtono numesta. Tai va, tada ir sprendimas įgauna jau tokį pobūdį, kuris yra arba geras, arba blogas. Gėris ir blogis, kartais sakoma, kad yra santykiniai dalykai, kas vienam geras, kitam yra blogas. Gali būti blogas. Tai čia yra viena iš tikrųjų egzistencijos problemų. Amžinų klausimų. Amžinų, taip, tai matyti, kartais reikia ir turėti galvoj tuos pagrindinius prioritetus, nuo ko reikia praktiškai viską pradėti. O kad šitą žinoti, tai išmintis, reikia išmintingų žmonių, išmintingų knygų. Švento rašto skaityti. Vienas mano pažįstamas, kai išėjo storą knygą, jisai sako, aš dabar perskaitysiu visą šitą knygą, visas šventas raštas, visos knygos. Kai jis perskaitė, tai aš jo paklausiau, tai dabar sakau, tu ką nors pasakyk, ką tu ten radai. Jisai patylėjo, žinai, sako, kad aš ten nieko nesupratau. Tai skaityti šventą raštą, netgi Evangeliją, sakysim, Evangelijų knygą, perskaityti Evangeliją ir iki šiol dienos daugelį vietų egzegetai aiškinasi, kasgi ten yra parašyta tada, o ką dabar, kaip dabar atrodo, sakysim, šiandieną, kai yra laikas naujas, laiko ženklai nauji, mes esame kitokie.
viena iš auklėjimo veiksmų, man regis, yra įtikėjimą, kad žmogus tikėtų ir mylėtų Dievą, yra žodžiai parašyti: nemeluok, nevok. Tai lietuvių tauta nuo seno, kiek mums jau yra visiems vyresnio amžiaus žmonėms, kaimuose žmonės dauguma nevokdavo ir nemeluodavo. Vienas kitas atsirasdavo, ten, melagis, bet jis tam tai patvarkydavo žmonės. Durų, sako, nerakindavo nakčiai. Ir ten kitų dalykų, būdavo, tokių gražių dalykų. Dabar per 50 metų sovietinės okupacijos laikotarpį, aš nežinau, man toks įspūdis, kad beveik didesnė pusė Lietuvos žmonių meluoja ir vagia. Tiesiog buvo sukurta tokia sistema. Sistema sukurta, kad tu kitaip negali daryti. Tik šitai. Dabartinis jaunimas, negaliu sakyti, kad jie meluoja, vagia, nes jie yra jau nepriklausomo Lietuvoje 20 metų. Jie mato puikiai, kas darosi Seime, kas darosi kitose dalykose. Netgi mato, kaip kunigai elgiasi, tiesa. Jie jau mąsto kitaip. Garantuoju, kad šitie žmonės tikrai stengiasi nemeluoti ir stengiasi nevokti. Jie sąžiningai viską daryti. Tai irgi tai yra prie tikėjimo, nes tikėjimas tai yra gėris. O jeigu tu nemeluoji, neaugi, tai yra gėris. Dieve, mano taip ir būtų. Nevok, tai sakysim, vieną pradžią laikyti obuolio, nevok. O klausimas toks, arba nemeluok. Ar televizijos laidos dabar meluoja, ar ne? Ištisai meluoja. Atėjo toks laikas, kada nemeluok, įgavo visiškai kitą pobūdį. Tai reiškia, kai mes klausome televizijos laidą, kuri meluoja, ir mes tą melą priimam sąmoningai arba į pasąmonę, jeigu kala kiekvieną dieną laidą, kuri meluoja, tai ir įkala tam pakaušti, melą. Tai mes, taip sakant, tampame melo vergai. Tas pats ir nevok. Vokt galima obuolį, bet galima vokti idėjas, žinias. Galima vokti, taip sakant, netgi, sakykime, netgi malonę turbūt galima. Kitam duotą malonę, aiškiai, Dievo kažkur. Tai bandyti pavokti. Va, vėlgi yra išminties klausimas. Kur dabar ta išmintis yra skleidžiama? Kur? Nežinau. Vilniuje yra viena bažnyčia, aš ten dažnai nueinu, tai aš visada pasižiūriu, ar tas kunigas sakys pamoks. Tai aš visada kažką, jeigu jisai sako pamokslą, aš visada kažką išsinešu iš ten. Tai aš jau kažkokį grūdą. Betgi, taip sakant, čia yra Dievo dovana, o tokių Dievo dovanų dabar mėtosi labai retai. Jos reikia medžioti ir dar sugebėti medžioti. Aš tik tokias keletą minčių norėjau pasakyti iš įvairių temų. Dėl to Putino tai mes daug šnekam, bet klausimas, kiek mes patys už jį meldžiamės. Tai daug svarbiau yra, kad Dievas duotų tos šviesos jo sprendimams. Taip pat video operatorius kalbėjo apie tuos poelgius, kuriuos matome netinkamus, ypač iš kunigų tarpo. Tai labai tiktų mintis iš Švento Benedikto regulos. Tai ten yra pasakyta, jeigu matai vyresnį elgiantis netinkamai, tai klausyk, ką jis tau liepia, bet elkis kitaip. Tai tiek. Aš norėjau, jūs man priminėt apie tą pasikeitimą nuo sovietmečio iki dabar. Kai aš čia pirmą atsirasdavau 89 metais, padėdavau su vaikų išpažintim.
Tai viena iš nuodėmių buvo, aš nedaviau savo klasiokai ir savo draugiai nusirašinėti. Nuodėmė. Dabar sako, aš nusirašinėjau. Visiškai priešinga, taip kaip vogti ir nevogti. Keičiasi. Ir kokios sąlygos ir tas visas blogio klausimas yra. Nuodėmės, kaltės, jau vėl visai kita istorija. Paskui tai nuodėmė sąvoka išnyko, kaip ir tokio bendresnio konteksto, gal išskyrus išpažinti. Ir ta išpažinti yra labiau asmeninė, individuali ir nėra bendruomeninio atsiteisimo arba susitaikymo, nėra tas akivaizdu ir gal net kartais nevyksta. Čia vėl kita istorija. Mes taip plačiai paėmėm, ar ne, visokiausių dalykų, bet tas yra tik tai sužavinti, kaip čia buvo gražiai pasakyta, kad patys gilintų, nes aš amžinai suku galvą kaip su vaikais, nu, ar mokinukais, ar studentais, ar skautais, ar kur bebūtų, kaip, ar kokioj šeimoje, kaip kokius religinius dalykus palaikyti, arba iškelt, arba vaikai verkia, pamatė kryžių, kad kas nors nukryžiavo šitą žmogų. Nu, nežinodami, ypač iš namų, jeigu nežinojo tos visus istorijos, tai ką reikia, ką ir kaip reikia sakyti, arba ne tiek sakyti, bet atsiliepti į tai, ką vaikas ar jaunas žmogus ar kas sako. Tai amžinas toks ieškojimas, giliau. O kaip jūs Dievas pagavo? Buvo geras klausimas. Jis greičiau už mane bėgo. Aš dažnai apie tą pagalvoju, kadangi su žmonėm kalbėt, tai tikrai nėra iš, kaip pasakyti, kokio nors protinio ir intelektualinio įsitikinimo, kurio labiau tas išgyvenimas arba, nesakytume, Dievo pėdsakas. Kaip skautų klausi, kada Dievas yra arčiausia žmonių gyvenime? Žinot, ką atsako? Nėra, kai saulė teka ir kai paukščiai čiulba. Nėra, kai kas nors baisaus atsitinka. Pirmoji vietoje iš kokį 20 galimybių, jei duodi anketą užpildyti, yra, kai žmogus padeda žmogui. Tada jie žino, kad Dievas yra. Kaip yra ir kas, ar koks tas net taip aktualu, kad čia yra kas nors dieviškas. Ir tas labai statiška yra, ne? Ir tas nuo to kasdienio darbelio iki gyvenimo tarnybos ar kokių nors labai drąsių žygių, nuo tylaus patarnavimo, nematomo. Aš manau, jau temsta, aš nežinau, ar mirta. Jau laikas mūsų. Jau sutemba. Taip, mūsų tradicinis laikas yra taip apie 9 baigti. O, tai dar. 9 jau artėja. Tai yra 7 žmonės, kurie nieko nepasakė. Tai mes duodam kiekvienam po minutę. Taip, dabar. Tegul pasako, nėra privaloma. 15 minučių. Baigsiu kamerą, nekalbu. Man kažkaip mes daug kalbėjom bendrai apie tikėjimo problemas. Man kažkaip galbūt, nežinau, ar nedrįsau užvesti tos temas, bet kirbėjo apie tai, kaip skautų gyvenime tas tikėjimas ir skautų programoje ir kaip mes, tas dvasingumas, kaip ta diskusija, kuri buvo iškelta internete, ar ne, kad, skautų gyvenime mes kažkaip jaučiam tą, kad dvasingumas yra keliamas, bet skliausteliuose nereliginis. Ir tas pabrėžiama, ir tas tokia išgyvenu kaip problema tokia. Tai va, šitas dalykas. Man regis, kad tai yra
bendrą opiniją. Reikia pripažinti, kad tokiu bendruomeniniu arba visuminiu požiūriu religijos toks gal ne fenomenas, religijos poreikis yra truputį kritęs. Taip, ne dvasingumo kalbos arba troškimas, bet religinis tikslas. Tos reiškia tikros, giluminės esmės. Čia pas mus. Taip. Tas nereiškia, kad vyksta tas musulmonų šalyse, arba hinduistų šalyse, arba budistų. Tai visiškai natūralu, man reikia, kad dabar kaip čia tai, ką čia padaryti, tai aš nežinau, sakysim, bandoma alfa kursai, kitokie visokie, kitokie kai kurie dalykai. Nu, bet man atrodo, reikia turėti vilties, tai Dievui nėra negalima. Jeigu būsime verti, tai bus viskas gerai. Bet jeigu nebūsime verti, tai čia mūsų problema. Vis vien liksim neverti, viskas yra dovana. Na, tai čia buvo iškelta labai daug įvairių klausimų ir tai rodo, kad kiekvienam, kad mūsų tas tikėjimas yra gyvas ir svarbiausia matyti, nenustoti ieškoti ir atsakyti į visus tuos klausimus. Bet taip pačiai kaip mes ieškom, taip ir pati religija irgi keičiasi per istoriją. Ir dabar, tarkim, tai, kad įvairios liberalios idėjos ateina, tiesiog atsiranda mūsų aplinkoj, tai galbūt nereikėtų į tai žvelgti kaip į kažkokį tai blogį, bet galbūt tiesiog reikia ir patiems eiti į priekį. Nes, dabar man atrodo, kad kažkaip prieš eidama čia, kažkaip pagalvojau, ką man rūpėtų paklausti. Tai būtent dabar turbūt visiems yra žinoma, kad kunigas Robertas Šalaševičius tiesiog atsisakė kunigystės. O kitas toksai prieštaringas faktas yra tai, kad dauguma šeimos centrų, dekanatų šeimos centrų dabar vykdo tokie šeimų kaip ir mokymo programą ir rodo filmus per juokus į geresnę santuoką. Ten, kur protestantų kunigas moko, tiesiog Lietuvoje yra tas filmas ir tos serijos labai plačiai rodomos. Ir šeimos mokosi iš protestantų kunigo, kuris turi šeimą, kaip kurti santykį šeimoje, patys įskaitant ir mano tėvus. Bet kažkodėl į tai, kad kunigas, mūsų katalikų dvasininkas tiesiog pasirinko, suprato, kad turi kitą pašaukimą, tai vertinama kaip, didžiausia nuodėmė. Tai galbūt vėlgi bręsta kažkokie tai pokyčiai greičiausiai. Ir kad, taip pačiai kaip mūsų tikėjimas turi būti gyvas, taip greičiausiai ir religija apskritai turi būti gyva. Ir jeigu būtų priimami kažkokie nauji sprendimai, galbūt atsirastų ir daugiau kunigų. Ir tai būtų geriau, negu jų nebūtų apskritai. Tai galbūt galima pasirinkti mažesnę blogybę ir tiesiog panaikinti kažkurias tai sąlygas. Ir kad atsirastų daugiau dvasininkų ir kad atsakytų visus iškeltus klausimus čia. Kaip? Ir dvasininkių. Ir dvasininkių. Nes Dievas sutvėrė dviejų rūšių žmonės. O gal užteks ir dvasininkų? Gerai, dar kas nors, kas Dar aš norėčiau priminti tokį dalyką, kad visgi mes atgavus nepriklausomybę, Lietuvoje jau 25 metų, atsirado žodžio laisvė. Dabar kiekvienas mūsų gali šnekėti, ką nori ir kaip nori, praktiškai.
jis už tai nėra baudžiamas. Pasakei, pakomentavo draugai, arba įvedė į tiesą, jeigu sugeba kažkas įvesti, kad jis klaidingai šneka. Jeigu nesugeba, tai jis su savo nuomonė tokia ir lieka, reiškia, su savo to tikėjimu, ką jis pasakė. Bet man atrodo, tas ir tikėjimas, ir vienybė atsiranda tada, kai įvyksta kokios nors super nelaimės. Ir vat, jeigu dabar įvyktų trečiasis pasaulinis karas, tikrai susivienytume, įtikėtume visi. Greičiausiai nebūtų kam tikėti. Ne, kai būtų, kas būtų, tai būtų, bet jeigu. Nebūtinai pasaulinis tas trečiasis karas, gali būti kita nelaimė. Pavyzdžiui, gali būti iš dangaus piltis vanduo dieną naktį, čia būtų vanduo iki čiavo. Visi sėdėm vandenį taip. Taip gali būti. Mes nežinom Dievo tų galybių. Jis taip gali padaryti, nes Vokietijai, Lenkijai, žiūrėkit, kasmet ten didžiuliai būna posėdžiai. Ir tada žmonės suburia į kažkokį tai atskirą vienetą. Ir tie, kurie netiki, ateistai, ir tie būrėsi į tikėjimą. Aš taip mąstau, galvoju. Ar mąstau gerai, blogai, nežinau. Vieni subūrė kitus, kaip tik nuo tikėjimo nutraukė čia. Tos Yra nelaimės. taip, arba taip, iš tikrųjų. Dar iš tų, kur neturėjo progos, neleidom, ar būtų kas nors, kas nori. Jei nebūtų skautai, tai aš vis siūlau 2 litus, jeigu pakalbėsi, gausi 2 litus. Neprikalbinsi už pinigus. Dar kažkas kitas pasiūlė. Retonė, pasisakė. Kolegė. Kadangi aš esu neskautė, taip. Kai kurie klausimai čia man kartojasi, bet man norėtųsi sustoti ties vieną mintimį, ties Jėzaus Kristaus problema. Aišku, aš tikybos mokytoja dirbau 23 metus. Man tokia, ar ne tavo klausimas buvo, kad ar aš skaičiau Valtortą, kažkada man žirmūnas, vienas vaikas, ko neskaičiau. Dabar, kai jau baigiau mokytojystę, skaitau Valtortą. Ir va čia aš atrandu tą Jėzaus žmogišką gyvenimą. Jis man labai padeda įsitikinti ir tikėti, priimti. Ko iš Evangelijos trūksta. Evangelija labai siaura ir schematiška. Ten yra Jėzaus dievystės atskleista, o tu žmogiškoji pusė silpnai. Ir kažkaip, kai skaitai tą Valtortą, man jinai labai daug papildo. Kaip jūs žiūrite šitą kūrinį į Valtortas? Aš žinau, kad daugam padeda visi 6 tomai jos darbų. Aš tik kartą skaitau, bet džiaugiuosi. Ir priklauso, kaip Evangelija aiškinė. Nes man atrodo, Evangelija labiau parodo Jėzaus žmogystę negu dievystę. Ar ne, kas nors prikaltas prie kryžiaus yra žmogus, Taip, žmogus. Jėzaus elgėsi su žmonėmis, tai jo prisilietimą prie ligoto, prie abejojančio, prie prieštaraujančio. Ten tas Jėzaus elgesys labai atskleistas. Kas yra iš tikrųjų? Kartais per tobulas tiesiog pasirodo. Kad jis yra tikrai aršimas, kad jis ir liūdė, kad jam nesiseka. Jis irgi neseka. Ir jis labai meldžiasi, va ta Jėzaus malda ypatinga, jo santykis su Marija, su giminėm, su visais, tikrai labai tas šiltas, jis tiesiog nušviečia. Aš manau, tuo ir baigsime, ne? Jūs savo nuomonės nepasakėte.